Praėjusį šeštadienį visus benzingalvius sukvietė į 11 sykį surinktas Berner Rally Elektrėnai. Tradiciškai savo kompaktiškumu pasižymintis ralis šį kartą 6 Lithuanian Rally for Trophy čempionato dalyviams pasiūlė 9 greičio ruožų išbandymą. Turbūt kaip ir kiekvienais metais, tai Elektrėnai sudėtingas ralis, daug posūkių, daug tramplinų, klastingi greičio ruožai, manau visi, neišskirčiau ne vieną, kuris lengvesnis, kuris sunkesnis. Gal tai nėra mano mėgstamiausias ralis turbūt, jis man tik antras, bet žinau, kad rytoj turėsim pakankamai sunkią dieną ir bus įdomu. Sunkus. Greičio ruožų specifika sunki, gruntas labai toks įdomus, nesuprantu gripo gal vietom, nes tas gripas atrodo turi būti kaip kelmiai, bet kelmiai kitoks visiškai, bet čia irgi sausa. Prasimala, tada smėlis kažkoks išlenda, labai neaiškus toks gruntas ir šiaip visi posūkiai ir pati struktūra greičio ruožų labai sudėtinga. Žiauriai bus smagus ralis ir reikės paprakaituoti stipriai. Kaip ir kasmet, Elektrėnų etapo vizitinė kortelė tampa kalvotos ir vingiuotos trasos. Kai kurios iš jų yra naudojamos jau daugiau nei 50 metų be pertraukų. Prieš Elektrėnų ralio startą nemenką siurprizą pateikė vienas iš čempionato lyderių Irmantas Buivydas. Kelmiškis atsigabeno naujausią Rally 4 kategorijos automobilį – naujutėlį Lancia Y. Bent jau dabar žinosiu, jeigu bus ir blogi rezultatai, žinosiu, kad čia buvo mano kaltė, kad nebuvo gerą rezultatą ir tiesiog bus pačiam ramiau, o ne kad važiuoti su automobiliu ir vis nesuprasti, ar aš pats kaltas ar automobilis. Ralio išvakarėse netikėtai planai pasikeitė Arai Kvedrai. Jauniausio čempionato dalyvio automobilis susidūrė su elektronikos problemomis. Per vieną vakarą teko imtis galvosūkio, ką daryti. Bandyti tvarkyti esamą automobilį ar ieškoti kito varianto. Sportininkas galiausiai pasirinko Renault markės automobilį. Sakyčiau, džentelmeniška mašina, bet manau, čia labiau setapo. Manau, kad rytoj užsidėsim naujas padangas, dar įsivažiuosim ir manau, kad tada paaiškės normaliau, kas čia per mašiną. Kiek kilometrų įveikė ir ar spėjai pajaust tuos skirtumus pirmosius? Tikrai nepasakysiu, kiek kilometrų įveikiau, bet 5 testiniai ranai ar 4. Turiu pagrindinę idėją, bet tik rytoj žinosiu turėsiu pilną sampratą. Taigi taip netikėtai Elektrėnuose galėjome matyti net 5 visus esamus Rally 4 automobilius su skirtingais pilotais. Marką Buteikį su Ford, Klaudą Bučinską su Peugeot, Irmantą Buivydą su Lancia, Arą Kvedarą su Renault ir Eriką Valkerį su Opel. Pagrindinis veiksmas prasidėjo ankstų šeštadienio rytą. Jau nuo pirmųjų metrų į lyderio poziciją įsiveržė Markas Buteikis. Po 3 greičio ruožų čempionato lyderis turėjo susikrovęs 2 sekundžių persvarą prieš Klaudą Bučinską. Netoli nuo jų laikėsi naują techniką bandė prisijaukinti Irmantas Buivydas bei Aras Kvedaras. Tačiau 4 greičio ruože situacija apsivertė. Iki tol pirmavęs Markas Buteikis dėl vairo stiprintuvo gedimo prarado pusę minutės. Turėjom tokį labai stiprų smūgį su apsauga. Ir tuo momentu dingo stiprintuvas visiškai. Tai tada pabaigėm, nežinau, gal 2 kilometrus 3 greičio ruožą. Ir tada 4 greičio ruožą visą be stiprintuvo. Tai berazumis tas stiprintuvas, tai aš įsivaizduoju, kas turbūt yra ten toks dalykas Fiestai, jinai senesnė ir nėra, tokia kompo kitokia, protingesnė, tai žodžiu, visas tas, kas ant skydelio valytuvų ir taip toliau pajungta ant raktelio. Raktelis yra prisegtas prie lanko, ten šalia mobilizerio ir spėju, kad tas batareika tai išsikrovė raktelio. Ir tada viskas dingsta, nei valytuvai, neveikia niekas. Tai susitvarkysim. Tai susitvarkysim, bet jau ką, rezultatas užšiktas. Aišku, dar pusę ralio, dar daug visko gali atsitikti, bet kažkaip galvoju, kad abydna, bet koks skirtumas, realiai atsitiko kaip atsitiko, nieko nepakeisiu, kad nervuosios, tai tiesiog bus blogiau. Negana to, Aras Kvedaras vos neapsivertė ir įstrigo trasoje. Buvom ant 2 ratų, ne pirmas kartas ir šitam sezone ir praeitam sezone, bet kadangi žinau, kaip kažkaip įsitraukti, kol kas dar nieko neatsitiko. Visgi labiausiai nepasisekė Erikui Valkeriui.
Jo Opel pusašis sulūžo vos startavus. Įpusėjus raliui lyderio poziciją užėmė Klaudas Bučinskas. Sportininkas džiaugiasi, kad pavyko įveikti pirmąją varžybų dalį be didesnių nuotykių. Kaip ir galvojau, sudėtingas tas ralis, nemažai provežų, turim tokių duobių netikėtose vietose, tai saugoja mašiną, nors vienam greičio ruože jau galvojam, prakirtom ratą ir nusimetėm tempą, tiesiog važiavom kaip prakirtę ratą, kada važiuoti, bet finišavus pasirodo, kad viskas ten gerai, tai va taip. Antroje vietoje rikiavosi vis geriau naujo automobilio potencialą išnaudojęs Irmantas Buivydas su 8 sekundžių deficitu. Pirmus 2 greičio ruožus taip iš tikrųjų buvo ir streso daug ir nežinau, kaip čia su automobiliu seksis važiuoti, nes ir greičio ruožai šiek tiek greitesni negu turėjom testuose. Tai taip ir buvo, kad buvau šiek tiek nedrasus, o dabar kartuojant, tai tikrai gerai jaučiausi jau, tikrai dar turiu kur dadėti. Ir kas smagiausia, kad vis dar esam kovoj, nes prie tose raliuose jau po tiek nuvažiuoti kilometrų kažkur toli būdavo konkurentai. Po pietų dalyviams teko įveikti dar 5 greičio ruožus. Netrukus po servizo ilgiausiame 17 km greičio ruože Irmantas Buivydas davė stiprų atsaką Klaudui Bučinskui. Skirtumas tarp jų liko vos 3 sekundės, tačiau tikroji kulminacija įvyko jau visai netrukus. Kitame greičio ruože Klaudas Bučinskas patyrė stiprią avariją, kuomet jo Peugeot skaudžiai nusileido po vieno iš tramplyno ir automobilis tapo nebevaldomo. Vyriausio čempionato dalyvio pasitraukimas kartu reiškia ir galimybių kovoti dėl pagrindinio prizo pabaigą. Likus 3 greičio ruožams situacija etapo rikiuotėje jau nusistovėjo status quo stadijoje. Irmantas Buivydas neberizikavo likusioje distancijoje ir pelnė pirmąją sezono pergalę. Be to, tai buvo pirmasis Lancia Y Rally 4 automobilio triumfas ant žvyrinės dangos. Tai Irmantai, tai pirmiausia sveikinimai su pirmąją sezono pergalę. Pasiteisino tas sprendimas perėti Lancia? Jo, kaip matom pagal rezultatus, tai tikrai pasiteisino. Koks jausmas Lancia atvežti pirmą pergalę ant žvyro? Nežinau, net nebuvau apie tai pagalvojęs, tai nežinau, turbūt smagu labai. Kaip sekėsi tie paskutiniai greičio ruožai miestinis? Jo, tai iš tikrųjų paskutiniuose stipriai numetėm tempą, nes kaip ir buvo didelis atstumas nuo varžovų. Taip pat dar galvau, kad Markas vis dar su gedimu važiuoja ir kad aš ir gal netinai ramiai važiuodamas galėsiu laimėti tos ruožus, bet pasirodo jis buvo jau susitvarkęs, tai tuos 2 taškus dar atidavėm. Toliau važiuosiu su Lancia? Nežinau, tai pamatysim, dar reikia paskaičiuoti taškus, kad čia gaunasi, ar dar įmanoma laimėti ar ne, ir pamatysim. Antras liko Aras Kvedaras, kuriam taip pat buvo geriausias sezono rezultatas. Trečias su automobilio techniniais kaprizais visą dieną kovojęs Markas Buteikis. Šis ralis buvo turbūt gyvenime nesu turėjęs tokio sunkaus ralio. Be galo širdingai, labai stipriai esu dėkingas chebrytei mechanikų, tėčiui ypač, Erikui irgi, nes labai daug padėjo, Artūrui, Andriui, visi, nes chebra atsidavė šitą ralį, kad, tėtis sakė jau, kad viltį praradęs, bet žiūrė šį tėtį ir jam visas prakaitas tiesiog kaip iš po kraną bėga nuo veido ir aš matau, ant kiek visi atiduoda širdį mum ir labai gerą širdžiai ir finišavo šitą ralį, jaučiuosi turbūt pagal viską, tai kokį trečias geriausias finišas mano karjeroje turbūt. Žiauriai sunku buvo šiandien. Tai ką, lieka vienas ralis arba 13 greičio ruožų, visos mintis tenai turbūt? 13 velnių. Jo. Tai dabar vis tiek turim čiut laiko, susiguldysim viską ir jo, lauksim Zarasų. Nesinervuosim labai. Paskutinį šokį Zarasuose. Yep. Likus finaliniam etapui į čempionato lyderio poziciją sugrįžo Irmantas Buivydas. Jis vos 2 taškais lenkė Marką Buteikį. Po Klaudo Bučinsko nesėkmės į 3 vietą pakylo Aras Kvedaras. Įtampa pasiekė kulminaciją kovoje dėl prizo, kurio dar nėra buvę šalies automobilių sporto istorijoje. Kas laimės 80 000 eurų stipendiją skirtą dalyvavimui kitų metų Europos čempionate. Paaiškės finalinėme šio sezono etape Rally Aukštaitija spalio 3-4 dienomis.